Jo, nu, mėlyjeji, turiu jums vieną labai paprastą teiginį. Visos bėdos prasideda tada, kai moterys apie vyrus galvoja kaip apie save, o vyrai apie moteris kaip apie save. Negalima taip elgtis, negalima taip galvoti. Mes per daug skirtingi. Niekada nebus tas pats, kas pas moterį galvoj, nebus tas pats ir pas vyrą galvoj. Ir su tais visais lygios teisės, 50 ant 50, chebra, nejuokaukit, tai yra neįmanoma. Ir vienintelis dalykas, kas yra siekiamybė, tai kad pirmas dalykas kalbėtumėmės. Kalbėtum, kas tau negerai, kad išgirstum, kas man negerai. Ir, na, nekvailiokit. Negalvotit, kad būtent, vyras, todėl, kad, turbūt, kad, todėl. Ne, jūs negalit įlysti į vyro galvą. Taip pat kaip vyras negali įlysti į moters galvą, nes, ten tos schemos dirba žiauriai skirtingai. Ta prasme, žodžiu, baikit manyti, kad viską žinot. Klauskit, kalbėkitės, diskutuokit, ieškokit sąlyčio taškų. Galų gale kreipkitės pagalbos. Iš tikrųjų, prie trečio asmens kartais, partneris, kuris neatsidaro dabar ir čia, yra šansų, kad, kažkaip išgirs, nežinau. Reikia kalbėtis. Chebra, reikia kalbėtis. Tai yra rimta. Santuoka, gyvenimas kartu yra rimta.